Sveiki! Raseinių Šaltinio progimnazijos 6A klasės bendruomenė priima iššūkį iš sveikuolių šaunuolių konkurso Sveika Tieda. Šiandieną mokysiu kepti jūs avižinius batonėlius. Mums reikės 300 g džiovintų vaisių, mes naudosime razinas, 100 g riešutai gali būti pagal jūsų mėgstamus skonius, 50 g saulėgrąžų, 180 g avižinių dribsnių, 4 šaukštai kokoso drožlių, 1 šaukštą sezamo sėklų ir šaukštelis cinamono, 150 g sviesto, žiupsnelis druskos ir 3 šaukštai sirupo. Dabar pradėsime gaminti sausainius. Imame trintuvę ir dedame džiovintus vaisius, juos reikėtų nulieti karštų vandeniu, kad būtų truputėlį pabrinkę. Sudedam ir sutrinsime trinsime tol, kol gausime košelę. Toliau dedame riešutus, dedame kokoso drožles, saulėgrąžas, sezamo sėklas ir cinamoną. Vėl viską triname trintuve. Dabar įdėsime 3 šaukštus sirupo. Gali būti agavos sirupas. Ir triname toliau. Masė jau sutrinta, kadangi mūsų trintuvė pakankamai maža ir nebetilps kiti ingredientai, tai aš truputėlį nuimsiu masės į kitą dubenį. Dabar toliau dedu avižinius dribsnius ir dėsime sviestą, kurį taipogi su trintuve sutrinsime. Labai tiktų šiam patiekalui riešutų sviestas. Gerai, darbuojamės toliau. Taigi, masė jau yra paruošta, iš trintuvės išimta ir įdėsime truputėlį žiupsnelį druskos. Dabar viską gerai išmaišome, dedame į kepimo vietą ir labai stipriai suspaudžiame. Masė paruošta. Dabar dėsime į kaitintą orkaitę 170 laipsnių karštyje ir kepsime 15 minučių, kad masė iškeptų ir apdžiūtų. A few moments later. Išimame pyragą savo ir supjaustysime į formą, neišėmė iš formos, pasirinktų dydžiu, tarkim, piršteliais. Galima ne tik piršteliais, galima ir padaryti kokią formelę. Grąžiname atgal į orkaitę, kad mūsų pyragas išsausėtų, tai dar reikia 15 minučių. Taigi praėjo 15 minučių, išimsime batonėlius, kurie baigė kepti ir sausėti. Lauksime, kol atvės, tada batonėliai sutvirtės. Avižiniai batonėliai paruošti skanavimui. Yra daug geresnis skanėstas už bet kokį šokoladuką, kurį galite pasiimti į kelionę, bet kur vykdami. Ir tikiuosi aktyvaus dalyvavimo prisijungimo į akciją Sveika Tieda ir iššūkį metu tau 6A klasės seniūnė Meda.